Sveiki visi, esu Aurimas Valajevičius, šiandien pradedu savo vieną gyvenimo kelionių, tai vadinasi Lietuva-Norvegija. Tikslas pasiekti Larviką už Oslo. Šiandien yra sekmadienis, rugpjūčio 2, 5 val. Ryto. Kelionė prasideda. Kas žinot, kas nežinot, Kačerginės dviračių takelis, rūkas tai žiaurus, prieki keli nieko nesimato, Nemuno irgi nelabai matosi, saulė kyla, pagaliau pradėjo šildyti, nes rankos jau ledas. Viskas palaistas, galim judėti. Just what I never do without you, do without you. Whether I lose or if I win, I know one thing that never changes. Just what I never do without you, do without you. Whether I lose or if I win, I know one thing that never changes. Just what I never do without you, do without. Nu ką, šokiai, kilkilai, tai mažai atributika, kaip priklauso. Gerai. Viskas reikia pavalgyti būtinai. Užtenka čia jau. Beveik 3 valandas važiuoju. O to svoris kris. Vakar pasisvėriau, buvo 83. Įdomu, kiek po kelionės bus. Ką? Va, postas Jurbarką. Ten ir judėsim. Tai ir parkelis. Jurbarkas. Karališki viešbučiai. Kaunas, Jurbarkas. Į Smailininku, tai čia bus Kempilų. Po Viešvilė, Mociškiai ir Vilkiškiai. Toks planas. Nu ką, po kiek čia
Po 7 valandų 15 minučių minimo pasiekiau Vilkiškius. 100 kem kilų. Ką laikas kažką nusipirkt, pavalgyt sočiai, kažkur pavaikščiot ir statytis palapinę. Gerai, į trasą. Nesuprasi, kur čia centras. Gerai, einam ieškot. Nu va, pavalgėm sūrelių, ledų. Kažkokiam tokiam miške su Vilkiškiu. Ir Vilkiškiai buvo gan dosnus man, tai jie man parūpino viešbutį. Tadam. Tai neblogas. Su virtuvė ir tualetu. Gerai. Come to my crib. Bet dušo nėra. Į kainą neįskaičiuot. Gerai, laikas take a nap. O dabar apie kelionę, nes pradžioj jums nešnekėjau visai apie kelionę. Tai ši mintis gimė prieš kokį pusę metų. Aplankyti draugą Norvegijoje su dviračiu. Nu, gimė ir pagimdžiau tą mintį. Sudėliau maršrutą, pasiskaičiau kilometražą, dienas, kadangi laiko turiu nedaug, 3 mėnesį. Nes jau tuoj rugsėjais gausis apie 1101,5 kilometrų. Tai planuoju per 10 dienų nuvykti. Būtų gerai. O šiai kelioniai nusipirkau šustrą GPS-ą, kad nepasiklyščiau. Tai vadinamas žemėlapį. Ir paprastas telefonas. Parašyti žinutę. Tai va, ekologiniai projektai. Mano oficialus kelionės rėmėjas.